atvyko naujausi DJI Mini 4 Pro dronai. Galima rinktis iš keletos variantų. Tai galima su LCD ekranu, DJI RC2 valdymo pultą rinktis. Matome, yra integruotos antenos. Galima rinktis su paprastu valdymo pultu ir galima abiejus rinktis su Flymore Combo paketu. Nors atrodo gavome nemažai atnaujintų dronų, nes esam specializuota parduotuvė, bet kiekis ant visos Lietuvos nėra didelis. Dabar galvoju imti su paprastu valdymo pultu ar su LCD ekranu, bet jaučiu į mūsų LCD ekraną, noriu išmėginti atnaujintą valdymo pultą, tai galim pakuoti ir žiūrėti, kas viduj. Tašytė tai atrodo tokia pati, kaip kad yra ankstesnių modelių. Naujas valdymas. Simsiu iškart iš pakuotės. Eik tu sau. Antenytės. Šiek tiek mygtukai kitokie. Šitai būdavo slidesni. Ši čia labiau geriau sukimba su pirštu. Netaip lengvai paleisi. Gal ir svarbu iš tikrųjų filmuojant kažką. Storis šiek tiek pasikeitė. O visa kita daugmaž tas pats. Na ir dronas. Čia reikšmės neturi, bet aišku, įpakavimas storesnis atsirado. Netaip labai lengvai plyšta. O, laikiklis atsirado. Propelerių. Galinės akis kitaip įmontuotos. Ir plačiau aišku apims kliūtį. O, prožektorius atsirado, pasišvies, labai gerai. Dangtelis kitoksai. Gal net sakyčiau jo patogesnis nei kad buvo. Kamera atrodo vizualiai panaši, bet pagal specifikacijas skiriasi. Trečiukas, ketvirtukas. Truputėlį aukštesnis šitas. Aukščiau panašu kamera jo aukštesniam aukšte. Šitas labiau liesdavosi su žeme, ypač kai ant žolės kokios padėdavai. Šitas jau aukščiau stovės. Varikliukai bent jau atrodo labai panašiai, kaip ir pas seną modelį. Nu dabar ir man aktualus klausimas, ar batarkė eina vienoda. Nu panašu taip. Vizualiai atrodo tokia pat ir greičiausiai tiks, bet talpos visgi skiriasi. Čia eina 2.590, pas seną 2.453. Tai dėl tos naujas dronas skrenda bent jau 3 minutėm ilgiau. Va, ką dabar tikrai pamačiau, ir priekinės akis jau eina labiau į šonus. Tai daug didesnį kampą matys. Šitos eidavo tik tai tiesiai į priekį. Jo, pakeitimų yra, jau vien vizualiai žiūrint. Toliau, jeigu įsižiūrėsim akis, kameros, nu bent jau toks vaizdas, kad tikrai didesnis. Nauja modelį. Komplektacija standartinė, visko, ko reikia skrydžiai, krepšys, dronas, valdymo pultas, sarginiai sparneliai, atsuktuvas, kabeliai, krovimo stotelė, batarkės, naujas kameros laikiklis ir propelerių laikikliai. Nu ką, pats metas viską galutinai išsipakuoti ir dėti, krauti. Tai čia 2 baterijos ir viena pačiam drone. Kągi, dedu krauti ir lekiam mėginti šitą naujieną. Dabar absoliučiai visus DJI dronus galiu pademonstruoti jums gyvai. Viskas pilnai pasikrovė, galime jungti pirmiausiai valdymą ir jį susistemint. Pirmą kartą valdymo pultą reikės prijungti prie interneto, bet kaip sakęs daug kartų esu, galiu visą tai padaryti už jumis ir išsiųsti jums droną jau pilnai veikiantį. Na ir dabar galima sujungti jau droną, tai reikia nuimti būtinai propelerių apsaugas, būtinai nuimti šitą gaubtą prieš jungiant droną, pašalinti visus esamus lipdukus. Ne, eiliškumo kojelių lankstyme nėra. Ir ką padarysiu, tai pirmą skrydį čia padarysiu, po to lėksiu į lauką. Per 8 valandas nuo drono jungimo gali dar suspėti draudimą nusipirkti. Ką visai rekomenduočiau. Perkamas draudimas per dji.com tinklalapį ir galite man paskambinti, pasakys, kurioje vietoje ir kaip ką daryti. Gerai supučiu naujausius softus. Softas šiek tiek įrašytų užtruko, dronas po softo įrašymo išsijungė, laukiu, kol valdymo pultas įsirašys pilnai.
Rašė programinės įrangos atnaujinimas, kad užtruks 8 minutės, bet jau turbūt 18 drąsiai galiu pasakyti trunka. Viskas vaizdą matau, šiaip labai ryškiai atrodo. Pasikeičiu meniu dabar visą pagal save. Gerai, pasižiūrim, kaip varto kamera. Tai kaip ir meniuko 3 labai stačių kampų pakyla. Čia mirguliuoja ekranas, nes parduotuvėje lempos tokios sudėtos. Nvidia zoomina 3 kartus. Gerai, pakelsiu droniuką parduotuvėje, pasižiūrėsim, ar kabo idealiai vienam taške. Iš karto mato kliūtis. Gera. Kiek kitaip nei vienam modelį. Kabo tai super idealiai. Pasižiūrėkit, neįkrus. Valdymą numetom. Ir dronas vėjuotą dieną irgi kabo kaip įkaltas. Jėga. Kliūtį mato irgi platesnių kampų, labai gerai. Jei kyla klausimų renkantis droną ir nežinot pasirinkti, pavyzdžiui, tokį su video akiniais, gal mažiuką, o gal kaip tik didelį droną, paskambinkit nurodytų telefonu arba užsukit į Savanorių prospektą 206 Kaune ir pagal kiekvieno poreikį padėsim išsirinkti. O dabar pats metas įsimėginti lauko sąlygom naujausią mini serijos droną. Lekiam. Sekmadienis, bet lėkiu dar žmogaus siuntą išsiųsiu, kad ir galėtų šiandien skristi. Jeigu reikia jums sekmadienį siųsti, skambina, tarėmės ir padarysiu. Važiavau pamėgtą vietą, traukiam droną, jungiam ir skrendam. Oras yra, kaip matom, labai nedėkingas, labai vėjuota ir dar lietus ateina. Gavau iš viso neskristi, bet kita vertus tai būdinga lietuviškam orui. Gal įdomu kiekvienam, kaip įmanoma prieš vėją nuskristi, tai bandom. Gerai, kad prieš vėją reikia skristi, bet kokiu atveju dronas turėtų atskristi atgal. Take off. Visat pakylu aukščiau truputėlį ir pasižiūriu, kaip dronas skrenda prieš vėją ir jeigu matau, kad neblogai skrendu toliau. Nuskridau 500 metrų, viskas pakol kas tobula, liko 86% batarkės. Atstumas 1 km, signalas tobulas, aukštis 7 metrų, nes buvo bažnyčia, reikėjo kilstelt aukščiau. Atstumas 1,5 km, signalas šiek tiek paprastėjo dėl to, kad grinai užskridau už pastatų dabar. Bet šiaip tai veikia tikrai geriausiai iš visų bandytų dronų miesto teritorijų miniukas 4. Beveik 2 km, signalas prastesnis, nes dar labiau stoja man visi pastatai, bet šiaip įspūdinga. Sukuos atgal. Sukuos atgal, nes matau priekį ateina lietus, kad nesušlapčiau. Tai galite įsivaizduoti, kiek realu tada ne miesto teritorijų nuskristi. Gerokai toliau. Leidžiu kuo greičiau, nes užklupta šiek tiek lietaus. Ten jau pliaupia, kaip turi būti. Dronas saugiai nuleistas, vėjas buvo tikrai didelis ir matom jau ten toli pliaupia. Vaizdo medžiagoje irgi matysis, vos spėjau nuleisti jį, nors keli lašai tikrai matosi, kad užkritę ant drono, bet nieko baisaus. Bet šiaip taip nedarykia, dėl to, kad viduj ant mikroschemų yra lipdukai ir kada jie gauna drėgmės, būna nebe garantiniai. Tai vat, kai manęs klausėt, ar gali užklupti netikėtai lietus, tai tikrai ne, nes ir per vaizdo medžiagą net matėsi vietos, kur jau pliaupia, plus matom pagal debesis, kad ateina lietus. Tai tiesiog reikia protingai, kuo skubiau nuleisti arba netgi neskristi. Dabar išmėginsiu, kokį maksimalų aukštį dronas gali pakilti. Štai koksai maksimalus drono aukštis.
Vėjas akivaizdžiai iš tos pusės, tai skrisiu ne į ten, o į priešingą pusę, prieš vėją. Ok, pakilau 18 metrų aukštį, skrendu prieš vėją, pasižiūrėsim atstumą. Dabar skrendu laukuose, mieste buvo tikrai žiauriai geras atstumas. Pasižiūrėsim, ar laukuos pavyks nuskristi toliau. 1 kilometras įveiktas, dėl viso pikto pakėliau 5 metrų aukštį, kad nieko neužkabinčiau, nors medžiai atrodo akivaizdžiai aukščiau, bet buvo elektros laidai gana aukštai, tai dėl viso pikto aukštį pasiėmiau aukštesnį. 2 kilometrai įveikti, 72% batarkė, signalas geras. Dronas ten toli, 2,5 kilometro atstumas, 5 metrų aukštis. Prie 3 kilometrų signalas kiek suprastėjo, pakėliau aukščiau, bet gaunasi, kad man šitas miškas sustoja. 3,3 kilometro, signalas dar neblogas. Ir dėl baterijos likučio mažo jau sukuosi atgal. 3,3 kilo. Neblogai, vėjuota diena, vėjas tikrai nemažas. Na va, grįžau su 30% batarkės likučiu. Dedu kitą ir pabandysiu dar toliau truputėlį nuskristi. Antras skrydis. Dabar skrisdamas antrą skrydį žinau, kad prieš vėją skrendant sudeginu 10% 1 kilometrui maždaug. Ir kas įdomiausia, kad per 1,5 kilometro atstumą galiu kraipyti valdymo pultą į visas puses ir nedingsta signalas. Bet aišku, jeigu padaryčiau taip, matot, iš karto mažėja prastėja signalas. O dabar atsistato. Neblogai traukia, bet labai priklauso, kaip laikysit šitas antenas. Antram skrydį jau žinau, kur skristi, kad neužstotų man medžiai ir gaunasi rezultatas beveik 2,5 kilo, signalo stiprumas idealus, 5 metrų aukštis. 3,5 kilometrai, 8 metrų aukštis, reikėjo biškai aukščiau pakelt, signalas geras, kažkas nerealaus, 3,5 kilometro, šiam 1% batarkė, 7,6 metrai aukštis, signalas idealus. Wow! Kažkas nerealaus, 4 beveik kilometrai, signalas tobulas. 5,6% baterijos. 4 kilometrai viskas veikia tobulai, bet suksiuos, nes gali baterijos man nepakakti, nors rodo dar, kad galiu tolti ir suspėjus sugrįžti, bet visgi vėjas šiandien yra nemažas. Wow, nerealus dronas. Dronas grįžo, liko 30% baterijos. Tai mano atsakymas būtų toksai, kad vėjuotą dieną 5 km nuskristi yra realu, idealiom sąlygom gal ir 6 km, bet tikrai toliau nebe. Bet tai yra nesveikai didžiulis atstumas, galvokit aplamai, ar to reikia. Šiaip paprastai dronas yra skirtas kur nors kelionėse, prie kur nors kokių nors gražių objektų praskristi, bet ne milžiniškus atstumus. Tikrai nėra įdomu tiek toli skristi, bet galiu pasakyti taip, kad drono skirtumai atrodė man tik išsipakavus netokie ir dideli, bet visgi jie yra pakankamai reikšmingi. Vaizdas tobulas, signalas tikrai pagerintas, kamera tikrai, kiek jau mačiau, vaizdinės plikos medžiagos filmuoja labai gražiai ir tikiu, kad ir manau, kad gražiau. Kliučių davikliai yra tikrai saugiau nei kad bet kada anksčiau, prieki, gale, įmontuoti plačiai. Baigiu susipakuoti ir kitą dieną dar pratestuosiu visas jo papildomas funkcijas, kaip gerai atlieka, kas pasikeitė naujo šitą modelį, o šiaip tai emociškai žiauriai smagus skrydis. Atrodo, skraidau seniai, turėjo visą tai atsibosti, bet visai įdomu ir toli nuskristi yra iš tikrųjų. Bet nesakau, kad reikia. Ta prasme, nuskristi 4 km be jokio streso, tai yra kažkas nerealaus. Jėga, ta prasme, su rezervu. Signalas faktiškai niekados nebuvo nutrūkęs pilnai, buvo padalos tik tai sumažėjusios. Aukštis nebuvo didelis. Šiandien toks didelis vėjas, kad visoje Lietuvoje virsta medžiai. Pasižiūrėsim, kaip su šitu iššūkiu susitvarko dronas. Užkuriu variklius, duodu gazų. Blaškosi iš konvejo, bet kabo labai, sakyčiau, neblogai.
nes tikrai yra vėjas didesnis nei 10 metrų per sekundę. Dronas blaškosi, o vaizdas tobulas, net netrodo, kad vėjas didelis. Priešinasi labai gerai vėjui. Vėjas iš kairės pusės, tai pasižiūrėsim, kaip į tą pusę skrenda. Gal patogiau pasidėsiu valdymą. Priešinasi irgi labai neblogai. Kilstelsiu dar aukščiau. Kuo aukščiau, tuo didesnis tas vėjas. Bet taip susidaroja labai gerai. Kilstelėjau į orą visus populiariuosius mini serijos dronus, tai mini 2 SE, mini 3, mini 3 Pro ir mini 4 Pro. Užsuk pas mus į Savanorių prospektą 206 Kaune arba pasiskambink, jei nėra galimybės atvykti, nes galbūt tau nereikia 4 Pro, galbūt užtenka mini 2 SE, o gal mini 3. Dėl šitų jums iškilusių klausimų padėsiu apsispręsti. Tai ką prašvito, išmėginsiu visas pagalbinės funkcijas. Čia turbūt ne naujiena, kaip ir visi kiti didžiai dronai turi grįžimo funkciją, tai užtenka paspausti šitą mygtuką. Dronas grįž namo, lekia tiesiu taikymu, va jau galiu matyti. Pakibs jisai lygiai virš pakilimo taško. Ir pats automatiškai nusileis. Nieko nedarau. Dabar išmėginsiu, kaip veikia sekimo funkcija. Pasirenku, startas, valdymo pultą galiu padėti į šoną ir dronas seka. Dabar pabandysiu į droną eiti. Lekia atbulom, pradeda suktis. Dabar sekančią apskridimo funkciją galim išmėginti. Go, galiu pasirinkti į kurią pusę ir galiu pareguliuoti greitį netgi. Tarkim, greitai padarau. Ir lygiai taip pat jisai seka ir dar apskrenda gražiai 360 laipsnių. Galiu valdymo pultą numesti į šoną. Ar eisiu ar neisiu, jis lygiai tą patį darys vis tiek. Galiu sustabdyti, galiu padaryti priešingą pusę, kad apskridinėtų. Dabar tą daro labai greitai. Galiu reguliuoti jo aukštį. Pakeliu, kyla aukštyn. Dabar iš aukščiau daro tai. Ir iš tos funkcijos man pakanka. Dabar galim tiesiog padaryti, kad dronas neskristų paskui, bet mane visą laiką išlaikytų centre. O jisai dabar neskris, o visą laiką bus atsisukęs į mane. Susisuku, dronas ten pasiliko, o į mane vis tiek žiūri. Dronas, žiūriu, dar turi naktinį režimą, tai geriau, mažiau šviesos, bet geriau matysis viskas. O slow motionas yra jėga, pažymiu save, startas. 3, 2, 1. Ir dronas nuskrenda. Vau, čia kietai pavaro ir nuskrenda ir apskrenda dabar. Ir čia šone laukiu, kol padarys viską. Čia nemažai tų funkcijų, žiūriu, atlieka jisai. Čia kietai, čia nėra tokių funkcijų ant kitų dronų visgi. Ten reikia kiekvieną atskirai pasirinkti. Žodžiu, visas funkcijas atlieka kartu, nereikia kiekvienos atskirai. Ir dronas net grįžta atgal į pradinį tašką. Jėga. Galiu pats pridėti stilių, kokį noriu. Net sudėlioja video. Eik tu savo. Kai geras. Nieko pačiam nereikia daryti, įsivaizduojat? Toks. Toks.
Fotkinimo režimo irgi daug fainų funkcijų, bet reikia darban lėkti, turbūt nebeišmėginsiu, bet pagrindinės funkcijas, ypač sekimo, išmėginau ir tikrai man jinai patiko.